Brangus namiškiai Kristuje. Apaštalas Paulius laiške Romiečiams mus ragina. Dėl Dievo gailestingumo aukokite savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Šis kvietimas kyla ne kaip grasinimas ar reikalavimas. Šis kvietimas kyla iš Dievo gailestingumo. Pirmiausia, Paulius primena, kad mūsų gyvenimas yra atsakas į tai, ką Kristus jau padarė. Mes neaukojame savęs tam, kad būtume išgelbėti, nes mūsų išganymas jau įvykdytas Kristaus kryžiuje. Tačiau mūsų gyvenimas turi tapti gyva dovana, liudijančia Dievo malonę pasauliui ir mums asmeniškai. Kai kalbame apie šeimą, šie žodžiai gauna ypatingą reikšmę. Šeima tai vieta, kur mūsų silpnumas, nuovargis ir kartais neteisingos reakcijos pasimato labiausiai. Tačiau šeima taip pat yra pirmoji ir nuolatinė vieta, kur galime praktikuoti tikėjimą, gailestingumą, tarpusavio meilę ir atleidimą. Šeima yra maža, bet svarbi Kristaus kūno dalelė. Apaštalas Paulius ragina aukoti savo kūnus kaip gyvą, Dievui patinkančią auką. Mes turime suprasti, kad ši gyvoji auka nėra mūsų nuopelnas ar pastangos išgelbėti save. Tai atsakas į Dievo darbą, į Dievo malonę. Gyventi aukojant save reiškia įtraukti Dievą į mūsų kasdienybę, nes mūsų paprasti veiksmai gali tapti šventais. Šeima yra viena pirmųjų vietų, kur ši gyvoji auka tampa reali. Kai sutuoktiniai moko vienas kitą klausytis, o ne tik įrodyti savo teisumą, kai tėvai tarnauja vaikams iš meilės, o ne iš pareigos, kai vaikai mokosi pagarbos ir kantrybės, net tada, kai to nesupranta, kai visi šeimos nariai atleidžia vieni kitiems ne todėl, kad yra prašomi, bet todėl, kad myli. Šeima tampa altoriumi, ant kurio Dievas mato mūsų kasdienį atsidavimą. Net paprastas žodis atsiprašau, bendra šeimos malda ar bendras valgymas tampa šventu veiksmu. Paulius mus ragina. Nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą. Šiandieninis pasaulis siūlo mums daugybę pagundų. Santykius traktuoti kaip laikinus projektus, meilę laikyti priklausomą nuo naudos, laisvę vertinti aukščiau įsipareigojimų, konfliktus ignoruoti arba spręsti tik pagal savo naudą. Iš tiesų šeima turėtų gyventi vadovaudamasi kita logika. Ne ką aš gaunu, o ką galiu duoti. Ne kaip man patogiau, o kaip galėčiau patarnauti kitam. Kasdienis gyvenimas teikia galimybių perkeisti mąstymą. Pavyzdžiui, kai vaikas verkia ne dėl tokio patiekto maisto, mes galime reaguoti pykčiu, bet galime kantrybę. Kai pavargęs sutuoktinis grįžta iš darbo ir atrodo dirglus, galime rinktis, padrąsinti, palaikyti. O galime atsakyti pykčiu ir nekalbėjimu. Tokie smulkūs kasdieniai sprendimai atspindi Evangelijos gyvybę. Šeima gyvenanti pagal Evangeliją tampa liudijimu pasauliui. Ji nebūtinai tobula, bet jos gyvenimas kitoks, kupinas atleidimo, meilės ir kantrybės. Apaštalas Paulius sako, nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti blaiviai. Daug konfliktų šeimose kyla ne dėl didelių nuodėmių, o dėl išpūsto aš teisus, aš nusipelniau, aš žinau geriau. Iš tiesų mes turime pažinti save kaip nusidėjėlį ir kartu kaip išteisintai. Jei pamirštame pirmąją dalį, tampame teisėjais. Jei pamirštame antrąją, tampame pikti ir visažiniai. Blaivus savęs vertinimas šeimoje reiškia gebėjimą pasakyti atsiprašau, drąsą pripažinti ribas, kantrybę ir nuolankumą, džiaugtis kito sėkme nepavydint,
atleisti net kai tai padaryti sunku. Tokioje erdvėje auga pasitikėjimas ir tai yra tikras šeimos turtas. Pasitikėjimas leidžia augti ir įveikti sunkumus. Kaip viename kūne turime daug narių, taip ir mes esame vienas kūnas Kristuje. Šie žodžiai dažnai taikomi visai bažnyčiai, bet jie lygiai taip pat tinka šeimai. Šeima yra maža Kristaus kūno dalelė, mažytė bažnyčia. Šeimoje ne visi turi tą pačią funkciją. Vieni stipresni fizinė prasme, kiti emocinė. Vieni matomi, kiti tylus, bet visi reikalingi. Vieni mokosi, kiti moko. Visi tarpusavyje susiję. Kai šeimoje vienas kenčia, kenčia visi. Kai vienas džiaugiasi, džiaugsmas tampa bendras. Šeima suvokianti save kaip kūną Kristuje patarnauja vienas kitam, o ne konkuruoja tarpusavyje. Pavyzdžiui, vyresnė sesuo rūpinasi jaunesniu broliu ne todėl, kad privalo, o todėl, kad šeima yra vienas kūnas. Kai tėvai rodo gailestingumą, vaikai mokosi tikėjimo, matydami pavyzdžius, o ne tik girdėdami priekaištus ir pamokymus. Laiške romiečiams išvardintos dovanos – tarnauti, mokyti, raginti, šelpti, vadovauti, rodyti gailestingumą. Šeimoje tai reiškia: vienas guodžia, kitas organizuoja. Vienas kuria namų šilumą, kitas palaiko tvarką. Vienas padeda spręsti konfliktus, kitas moko, kaip gyventi pagal Dievo žodį. Svarbiausia, dovanos nėra varžybos. Evangelija moko nelygintis, bet džiaugtis kito turima dovana. Šeima, kuri supranta dovanas kaip malonę, o ne pranašumą, tampa vieta augti, o ne patyčia erdvė. Mūsų kasdienis gyvenimas gali turėti savo mažus sakramentus. Bendras valgymas, dalymasis Dievo gailestingumu. Malda kartu praktinis tikėjimo liudijimas. Paguoda, Dievo meilės veiksmas per mūsų rankas. Ir atleidimas. Kristaus meilės ženklas mūsų kasdienybėje. Šeima yra pirmoji vieta, kur perduodamas tikėjimas vaikams. Vaikai mokomi, kaip gyventi Dievo akivaizdoje. Matydami atleidimą, jie mokosi tikros gailestingumo galios. Matydami bendrą maldą, jie mokosi tikėjimo ritualų, kurie tampa tikrais ir kasdieniais. Šeima tampa miniatiūrinė bažnyčia, kur Evangelija įgauna kūną. Praktiniai veiksmai, kuriuos mes visi galime įtraukti į savo šeimos gyvenimą. Melskimės kartu, nors trumpai. Vienas tegul pasako sakinį, o kitas pritardamas taria: Amen. Klausykime vienas kito be kritikos. Įtraukime vaikus į gyvenimo sprendimus. Švęskime net mažiausius laimėjimus. Pripažinkime klaidas ir rodykime gailestingumo pavyzdį. Šie praktiniai veiksmai padeda Dievui auginti tikėjimą ir meilę šeimose. Brangieji, ir nors šeimoje mes dažnai leidžiame savo būti pavargę, kartais pikti, ne visada teisingi. Bet būtent tokioje vietoje Dievas ima veikti ir visada yra pasiruošęs įžengti į mūsų gyvenimą, jei tik mes jį pakviesime į savo namus, į savo šeimą. Tegul mūsų šeimos tampa mažomis bažnyčios dalelėmis, gyvenančiamis iš malonės, tarnaujančiamis vieni kitiems, leidžiančiamis Dievui atnaujinti mūsų mąstymą. Ir tebūna jam vienam garbė bažnyčioje ir mūsų namuose. Amen.